sveiki gyvi. Žinokit, Rokui stogas nuvažiavo. Snarglis bet kažkoks. Kaip sakot, geriau buvo svarbia. Man nežinau. Žodžiu, dabar ne apie tai, kas padaryta, tas padaryta. Tai ką, užklupo mus lietus, pila diena iš dienos. Užmačiau, kad kitą savaitę irgi rodo lietų, jau atolai atauja. Čia truputį tokias nuo filmavimo atostogas buvau pasidaręs. Šią savaitę pylė, šiandien yra sekmadienis. Kitą savaitę irgi rodo lietų, bet šiandien ir rytoj tokios gražesnės dienos. Šiandien irgi rodė, kad turi lyt 3 valandą, bet nelyjo. Tai važiuoju parsivežti saliarkos, tai kadangi yra atolų, yra gražus orai, važiuojam pjaut. Tai reikia nurėžti apie 2 hektarai gal atolo, dar reiktų iki vieno lauko nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip tenai, kas tenai gero. Bet nemanau, kad ten bus kažkas. Nes prieš tai, kai buvau čia prieš 4 dienas, tai dar buvo labai maža tokia, nežinau, pjaut, neįsivaizduoju, ką daryti. Tai rytoj važiuosim, susipresuosim tos atolus. Dar truputį čia buvo viena dienykė tokia gražesnė, tai važiavom šieną parsivežti. Tai pasiėmėm didesnės priekabas, kur po 4 rulonus į eilę telpa. Tai vienu reisu parvežėm 24 rulius. Tai neblogai, dar liko 6 tenai, tam 3,5 hektaro, kur buvo laukas, ir dar 20 tenai. Tai reikės dar važiuoti su savo viena priekaba, su mažikė, parsivežti pilną ir tada su tom 2 didelėm. Ir viskas bus su šienu. Tai dar truputį baltų pasidaryti, kol yra proga, yra ką pjaut. Tai nusišienaut ir nežinau, kiek ten. Vienas laukas tai labai gražus. Tai matysim, kas ten gausis iš jo. Kiek ten tų rulonų. Bet, aš manau, kažkiek vis tiek bus geriau nei nieko. Tiek žinių, ką žinau, daugiau čia kažkas labai įdomaus neįvyko, atrodo. Tie lietus čia viską stabdo. Tai, gal šiek tiek ir gerai tas lietus, geriau jau, kad būtų, nei jo iš vis nebūtų, bet kartais jo ir per daug. Čia niekada neįtiks tie orai mum. Gerai, bent jau šiandien ir rytoj nerodo lietaus, tai bus galima nusipjauti. Naktį gal truputį palis, bet ką dabar jau padarysi, reikia taikytis prie orų. Ką, užsikabinau šieną apie, lygtais viską pasidariau, peiliukai yra. Važiuot pjaut. Dabar važiuosiu tokius šūtkampius pjaut. Vienas ten šūtkampis, kiti laukai 2 normalūs. Tenai kažkur vienas šulinys, žinau, yra. Tai reikia ant jo kažkaip neužsiraut. Reikės apsivaikščiot, pasižiūrėti. Ir paskiau jau į lygiuosius laukus. Abu laukai lygus, tai 7 pavarą gazų ir davai, tai ten aš manau tuos 2 didžiuosius, maks 1,5 valandos su pervažiavimu. Aš taip galvoju. Žiūrėsim, nuimsim laiką, per kiek laiko nurėšiu. Kaip nekenčiu pjaut tokius šūtlaukius. Pirmas važiavimas ir tiesiai į tą patį šulinį, apie kurį kalbėjau. Ir dar čia 2 radau. Labai gerai. Man kažkaip
neužsifiksuoja, vis jau čia ne pirmi metai tą lauką dirbam ir vis ta prasme neprisimenu aš kurioj tiksliai vietoj ir ar nėra, nes čia keli laukiukai yra ir ar nėra tų riboženklių. Labai nenoriu, paskiau jau dabar jaučiu numušau peiliuką arba numušau arba pastrigo. Nu va, čia kokią žolytę turim. Gražią. Tai, svidriai šaugus. Dobiliukų papučią. Tokių neblogų. Tai, pasikeičiam peiliukus, nes anam lauke visus nudaužiau beveik. Ant vieno bliūdo čia jau nelabai ir bėra jų. Tai pasikeist peiliukus ir nuimsim laiką, pažiūrėsim per kiek laiko šitus 8-5 arus nupjausiu. Dabar yra po 7:15. Pradedam pjauti. Normaliai. Tai greitai, kiek čia 35 minutės. Pusvalandis realiai beveik hektaras nupjautas. Varom į kitą lauką. Nu, čia irgi visai neblogai ataugia. Čia gal truputį pradžiai silpniau, bet nu irgi yra kažkas čia dobiliukų biškį atsiradė. Normaliai. Jau irgi matos padžiūvus, truputį padžiūvus. Reikėt peiliukus pasižiūrėti, nes paskutinė driūžė kažkaip negražiai. Nenauji peiliukai yra gelasti, tai šūdas nieko nelaiko. Nėra ko norėti. Nu jo, tokie. Gandriokai, kur eini? Nu vo. Viskas, darbas baigtas. Žolytė. Čia tokia padžiūvus truputį, tai kaip keistai save žiūrėti. Tokia padžiūvus, tai, nu, čia gegužės gale buvo pjauta. Paskutinį kartą, tai tokia yra padžiūvus truputį, bet ir jinai, nu, peiliukai dar nėra labai idealūs ir jinai tokia skiauterė truputį yra. Tai, aš žinau, normaliai. Atrodo yra kažkiek tos masės. Galbūt ne per daugiausia, bet, nu, užteks. Man įdomu, kiek dar ta šienapjovė čia dirbs. Nuo 2018 metų. Pjauna visokius šūdus, akmenis, šulinius, viską. Tai dar nei kart neardytas. Šitas daiktas daugiausiai jaučiu atnešęs ūkiui pelno. Tikriausiai. Nes šiaip labai toksai, nu, nėra brangi. Aišku, laikas su ją šiek tiek kainuoja, bet normaliai, pati dirba savo. Po biški ir atsiperka. Reikėtų šiek tiek didesnės, bet galbūt pirmenybę suteikime presui. Nes preso labiau dabar reikia nei šienapjovės. Ir pamečiau kaištuką. Maladėts. Gerą dieną.
šiltoka jau iš pat ryto. Ką, kabinuos vyniotuvą. Dar reikia įsimest plėvelės, likučiai belikė. Reikia tuos likučius užsidėti. Tikėkimės, kad užteks plėvelės. Vis dar čia turiu kažkiek, dar kokiem 15 rulonų gal. Ir dar likučių visokių turiu, galiukų. Tai reikia juos išnaudoti ir reikės užsipirkti tamsesnės vėliau. Tai. Išvažiavęs yra griebt tėtis su senuku. Ten tą šūdlaukį sugriebė, dabar nuvarė tenai. Gerai. Ir turim 12 valandų. Tai dar truputį gal kokią valandėlę tegul pastovi. Tada važiuot, nes yra iš tikrųjų šlapokas. Vakar man čia tas lietus subalamutino. Rodė lis, bet nifiga nelyjo. Tai nieko. Gerai. Aš tim... O, kaip čia šilta. O, vaikinė, turim skylę blokį. Žodžiu, taigi būčiau prisipresavęs. Šniūro tai nėra. Su kuo ryšim? Jo. Šniūro nėra. Nu jau 3 ruloniukai yra. Nį blogai. Čia žolės šiaip nemažai, kadangi nebuvo pirmų pjovimų, nebuvo pjauta. Kitais laukais užsiėmėm. Tai čia dabar. Bet ir gerai. Daugiau žolės iš karto. Tai 8-2 pakeitėm sankabą tą pačią dieną, tą dieną, kai suvežėm, sekančią dieną išardėm, sudėjom, nu tai realiai bendrai laiko gavus per dieną, skaityk, surinktas buvo. Tai pasikeitė, nes buvo jau tas verido, nu, sankabos tas diskas, kniedės buvo išaudžiusios, nudrožtos. Ir išminamas guolis, nu jau toksai į pabaigą ir lapkutės buvo sudrožtas. Tai viską pakeitėm, atrodo gerai, bet reikėtų kažką dar gal truputį pareguliuoti, nes jeigu būna kartais, kad taip sunkiai jungiasi irgi drožia dantračius. Nežinau. Užkirto, aš tik atvažiavau, užkirto presui kažką, kažkur pastrigo. Sakau, nu gerai, kol atveš montiruotę, bratkis, sakau, aš einu pabandysiu pavyniot rulonus. Galim mojuoti šlangą. Aфиgenai. Nu ką, apvažiavau 2 žmonės, niekas neturėjo tokių šlangų. Tai gavau grįžti namo ir iš šienapjovės rinktuvo, nuo preso nusukau šlangas, tai iš 3 šlangų padarėm vieną. Ir pradėjo lyt. Aфиgenai. Nu jokšik, nu, tu negalėjai palaukti porą valandų. Pavogiau nuo brolio Maikį. Короче, офигенно. Neįmanoma išlipti lauką. Žuviais ledukais čia varo kumčiai. Gal ne ledukais, bet tokie stambus lašai, ta prasme. Ne. Aš gal truputį pakimarinsiu. Tie rulonai. Negerai dabar. Gaus lietaus.
būtų su tinkliuku, tai sakyčiau dzin čia. Tipo, nu, kažkiek nubėga vis tiek daugiau tas lietus. O čia nifiga biški negerai. Važiuoju namo. Ką, 4 rulonus apsukau, jau viskas, tie viršus visas šlapės, tiesiog sultis. Aфигенно. Pripylė normaliai, užpylė, žodžiu, degučius totaliai. Dabar aš važiuoju pilt. Dabar važiuoju namo. Lauksiu, kol nustos. Ir dar, kad biški prapūstų. Rodo dabar čia kelis debesis tokius, tai tie debesis tegul nueina, saulė pašvies. Ir ten jau va šviesėja. Ir žodžiu, ką, atvažiuosim į vakarą tada. O tenai dar 2 rulonus padarė ant to ilgo lauko, ant to 8-5 arų. Tai tenais tada rytoj reikės važiuoti perverst, nes rodo be lietaus, tai važiuoti perverst ir ką, ir vėl grįžt vyniot. Labai gerai, tiesiog pasaka, reikėjo, sako, valandą anksčiau pradėti. Reikėjo, bet galvojau, nerodė visiškai, ta prasme, lietaus tą minutę, kai tikrinau. Tai sakau, nelis, galim dar palaukti, jeigu biški pavysta, nes vakar vakare nupjoviau, tai sakau, bus šlapės, bet galėjau važiuoti. Nu, dar plišniūrą neturėjau. Nu ką, galim bandyti važiuoti, praėjo tiek čia kokios geros 4 valandos. Kelintų čia 3 sukau, dabar 8. Tai daugiau, 5. Tai. Ai ne, tai 4, nes 4 lietus nustojo. Pakaitino biškį, buvau nuvaręs pasižiūrėti, tai atrodo viskas gražiai. Tai nežinau, važiuot bandyt, pavyniot, norėjau, kad Bratkis važiuotų perversti su grėbliu pradalgės, bet pasižiūrėjau, kad šiandien 10 valandą vakare vėl rodo lietų. Tai sakau, net neapsimoka. Tai dabar tik tai rytoj tada iš ryto važiuot, kai Rasa nukris. Tada važiuot apsiverst. Ir kaip nors iki vakaro supresuot, nes vakare vėl rodo lietų. Tai nežinau, kaip bus. Noriu dar, kad pastovėtų, kad padžiūtų, kad išdžiūtų tas vanduo visas. Bet gausis kaip gausis. Офигенный. Да где глевяльный зазугол. Jo, paparė, nu. Raidys. Vienas buvo rulonas toks triperis. Na jau viso, dabar tu eisi. Da, būčiau suviniojęs, būčiau iškart namo parvežęs, bet kadangi tu iškritai, tai dabar jau čia ir liks. Žodžiu. Kokia graži pieva. Kaip tik. Tiksliau ne kaip tik, nes dar vienas rulonas liko. Ir baigėsi. Gerai, kad pasiėmęs turiu atsargą. Jo. Labas rytukas. Nu ką turim? Turim labai šlapę po apačią. Daug vandenio.
reikia apverst. Čia šitą vieną pradalgę, ten gale truputis 15 metrų kokią. Ir dar tenai kitas hektaras, 4 pradalgės. Apverst su senuku. Ir viskas, biškį padžiovyti ir... Nu, ne biškį padžiovyti, gal reikės truputį daugiau. Nes normaliai čia to lietaus vakar davė. Muzikytė kalas senukį girdis iš toli jau. Tikrai, kad šlapia. Šlepia. Čia ta žalies irgi neypatingai. Neypatingai. Reikia kažką daryti su šitu lauku, kažką konstruoti. Norėjau šiais metais čia juodą pūdymą palikti, bet nepalikau, nes būtų buvusi didžiausia nesąmonė, nes už tai negauni išmokų. Žiūrėkit, blizga, tiesiog vanduo stovi. Žodžiu, vėjuko nėra gaila. Būtų vėjas, tai greičiau prapūstų. Nu, biškiai yra vėjukas, bet nedidelis labai. Kažkaip dyzelius smirda. Iš citriaus. Nužūram, ką turam. Na, jau gerai. Jum tai čia atrodo viskas labai greit vyksta, nes tik ką išvarčiau jau va. Sekantis kadras jau saus. Ne. Praėjo čia. Kiek tų valandų? 3 gal. Varyt parasuot. Važiuojam, publika. Reikia iš skarbonkių išsitraukti laikiklį savo. Kažkur kažkaip jūs prisekt. Tik nežinau, kur neturiu to. Kur lankstus. Ai! Visus likučius sunaudosiu, ką turėjom, kas buvo likę. Dabar nesenai irgi pasikeičiau. Tai, nu, tikiuosi, kad šitam laukui užteks gal, nes dar liko 2 pradalgės, o jau to rulono kaip ir nebėra. Tai nežinau, kaip čia bus. O į tą vieną ruloną išmes ir dar, aš manau, bus 1 ar 2. Tuščia. Dar turim 1 likutį, nes 2 tik tai buvau pasiėmęs. Tai reikia tą dar išnaudoti. 1 rulonas čia liko. Tai tam dar susukti užteks, tenai tikrai dar liks gal truputį. Ką, reikės pirkti plėvelę vėl atolam. Kas čia per gigantas? Didelis rulis, lėtai reiks suknis. Numes. Judam. Visais 3 imsim. 17 rulių suvežt. Šiandien tokia diena, kad gal truputį, sakom, reikia pasiilsėti vakare. Tai varom staigiai susivežam. Su 3 priekabom. Aš iš vieno lauko pradėsi kitus laukus sutampys priekabas ir viskas. Ir poilsiau.
aš parskrendu ir senukas parskrenda ir uoste susiplakim čia. Būtų buvę gražu. Va, vieną partraukiau. Tenai į tą mūsų mažiką pakraunu 4. Tada jie velka namo ir aš varau su tą didesnė parsivežtamos 5. Ir viskas. Tada liks tik išsikraut ir poilsiaut. Tokias pievas malonu ir važinėt. Krautis tas malonu. Aš nežinau, iš kur tokių draiverių atsiranda. Padarom baksą.
Akutės irgi atreguliavo gerai. Kažkas ne, o čia tas varlius dabar atvažiavo. O čia veikia. Būtų kotletas.
Šios buvau traktoriui palikęs. Nu, va, iškroviau rulius iš visų 3 priekabų. Čia. Dabar užsikabinau ant senuko bačkelą, prisileist vandens karvėm nusivežti ir viskas pareina. Lietutis. Gal negausim, nu, bet iš ten parvaro. Tai gal ir gausim. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių video. Nelabai turiu laiko normaliai atsisveikti. Čiau.